Sveiki visi. Vėl čia naujasis LTU Aquatics tinklalaidės epizodas ir šįsyk turi ypatingas viešnią. Norėjau sakyti svečią, bet iš tikrųjų viešnią. Lamanšo nugalėtoja Juneta Krylovaitė. Labas, Juneta. Labas. Labai dėkui, kad atėjai, radai laiko. Žinau, kad užimta esi, ačiū. Gelbėjai žmonės. Ačiū, kad pakvietėt. Aš pirmą kartą matau prieš save žmogų, kuris įveikė Lamanšą. Kaip tu pati jautiesi atlikus šitą, tarkim, žygdarbį? Man dar iki šiol kažkaip nelabai dar net suprantu tai, nes kažkaip viskas labai greitai vyko. Kada tai vyko? Liepos 21 dieną mes perplaukėm. Ir va, kažkaip truko viskas 12 valandų 43 minutės, bet tos valandos taip greitai viskas ten įvyko, kad net ten išlipau į krantą, net nesupratau, kad jau čia va krantas, kad čia Prancūzija. Mes ten pasidarėm nuotrauką, grįžom vėl į laivą ir kažkaip plaukiam atgal su to laivu į Anglijos krantus ir kažkaip visiškai net nebuvo toks didelis atstumas ir mes čia trise taip greitai viską padarėm, nežinau, labai viskas taip. Per kiek laiko jūs įveikėt Lamanšą? 12 valandų 43 minutės. Plaukdami trise, pasikeisdami? Jo. Kiek pati asmeniškai plaukai? 4 atkarpas po valandą jo. Po valandą. Okay. Kokios mintis buvo tuo metu? Ar kažką mąstėjai bent plaukdama? Jo, ta man gal pati pradžia buvo sunki, nes taip visai įšilus to drairobu ir minties, kad to reikės šokti šaltą vandenį, kuris ten 17-16 laipsnių, tai buvo toksai gal psichologinis sunkumas. Dar kai iššokau, tai buvo visiška naktis, tamsu, matosi tik tai šviečiančios medūzos, kurios tipo skaudžiai ganėtinai kanda ir gelia, tai čia gal buvo man toks susidūrimas, bijojau labai su jom susidurti, nes bijojau, kad paskui gali atsirasti ten puslės, didesnis skausmas ir galvojau, kad aš žiauriai nenorėjau kažkaip komandos nuvilti ir man kažkaip buvo pats pirmasis tikslas perplaukti tą Lamanšą ir padėti komandai. Ir plus Lietuvai padovanoti istorinį įvykį, nes niekas dar nebuvo perplaukęs to Lamanšo sąsiaurio. Bet kažkas bandė iš Lietuvų? Jo, yra bandęs Vidmantas Urbonas 2 kartus, bet jam dėl oro sąlygų nepavyko įveikti. O jum oro sąlygos buvo palankios? Palankios, bet jau paskutinės ten tas minutės, tai labai buvo viskas ant įtampos, nes mes tik tai perplaukėm, po 15 minučių kilo didžiulė audra. Tai ten, kas nespėjo perplaukti visus, tiesiog į laivą ir net nebeužskaitė plaukimo. Tai mes išplaukėm 9 iš viso valtis laivai ir iš viso mes pabaigėm tik tais 4. Tai 5 laivai iš viso net nepabaigė iš vis distancijos. O papasakok šiek tiek, aš visiškai nieko nežinau apie tus plaukimus per Lamanšą, bet sakai, dabar 9 laivai buvo. Kaip tai vyksta? Reikia kažkur užsiregistruoti? Yra kažkokios taisyklės ar panašiai? Jo, yra Lamanšo plaukimo asociacija. Tai tenai susimokė už tai, kad tu dalyvauji, plus dar atskirai mokė laivui. Ta prasme kapitonui, už tai, kad tu laive esi, ten prižiūri tave ir panašiai. Kiek reikia mokėti? Sumos didelės, bendrai kažkur, mums dar pati kelionė kainuoja viešbučiai ir panašiai, tai kažkur bendrai man gavosi apie 10 000 eurų. O tas mokestis už plaukimą per Lamanšą? Dabar tiksliai neprisimenu, vien laivui mes sumokėjom, atrodo, kad kažkur $700. Plus dar tenais, nežinau, asociacijai dar kažkiek. Tai kažkur apie 1000 gavosi, taip pilnai. O kokios taisyklės yra plaukimo per Lamanšą? Aš taip įsivaizduoju, kad, atsisėdi, pasiimi savo laivą ar plauki per Lamanšą ir kas tave sustabdys, ar nėra taip? Jo, taisyklės yra, negalima turėti kostiumų jokių. Hidrokostiumų, lastai, lopatos, jokių pagalbinių priemonių. Tai ta prasme, tu plaukiai per Lamanšą be hidrokostiumo, tiesiog su maudymu? Jo. Šaltam vandenį? Jo. Okay. Tai didžiausia yra ta bėda, kad kadangi tu negali turėti hidrokostiumo jokio, tai tau yra galima didžiulė, didesnė hipotermija, jo.
O hipotermija, jeigu tau prasideda, tai iš karto realiai tave iš karto į valtį paima. Nu, tai dar ir kas yra dar ir jūros liga. Tai dar ir jūros liga, tasme, turi tam būti pasiruošęs, vartoju vaistus 2 savaitės prieš plaukimą. Tu prasme, plauki per bangas ir tave pykina. Jo. Oh. Jo. Esi pajutus tą jausmą? Tu turėjai kažką tai panašaus? Ne, aš kai plaukiau Lamanšo sąsiaurį, tai prasidėjo gal ties 3 apsikeitimu, man galva pradėjo skaudėti. Nes mes plaukiam 1 valandą nakties, mes kėlėmės realiai 12, tai aš visą naktį esu be miego, plus dar tokia įtampa, stresas kažkoks, tai va tas dar ir išprovokavo galvos skausmą, tai dar reikėjo ir pakentėti dar su šitu visu. Tai, ja. O kada kilo mintis apskritai plaukti per Lamanšą? Ar tau asmeniškai, ar kam kitam? Man buvo, atsimenu, 14 metų ir buvo pats pirmasis mano maratonas Platelių. Ten 17 metai berods ir kažkaip užsirašiau plaukti 800 km, su mama nuvažiavom, praplaukiau aš ten tą 800 km, išlipau ir sakiau, mama, aš gyvenime daugiau nebeplauksiu. Ir buvau labai pikta ant jos, kam čia man leido dar plaukti. Na ir kažkaip buvo, kad ten treniravausi visus metus po viso to plaukimo ir atėjo jau vėl vasaros sezonas. Ir mes su mama ten susilažinom, kad buvo lietuvių kalbos namų darbai, jinai pamatė, kad aš jos ten kažkaip šypsau taip darau. Sako, jeigu tu iš tų namų darbų gauni mažiau negu 8, aš tave užrašau iš Šveicarijos maratoną plaukti 5 kilometrus. Sakau, jo, gerai. Ir kažkaip gavęs, kad aš pralaimėjau tas lažybas, aš gavau, man atrodo, 6. Ir grįžau namo, sako, nu tai viskas, aš registruoju tave. Sakau, gerai. Nes kažkaip buvo minties vis tiek kažkaip savaitgalis, aš neturėsiu ką veikti, man čia bus visai tokia didelė pramoga, labai faina ten yra plaukimo bendruomenė, vis laikas smagu su visais susipažinti, apsikabinti, pabendrauti ir kažkaip pagalvojau, gera pradžia bus. Bet pastebėjau, mėgsti lažintis ir čia ir per Lamanšą, kiek žinau, plaukdama lažinaisi. Jo, susilažinau su treneriu Jurgiu dėl to, kad jisai man kad jisai sakė, kad aš nemiegosiu tarp plaukimų. Tasme, valandą aš plaukiu ir turiu 2 valandas poilsio. Sakė, tu nemiegosi. Sakau, miegosiu dar, kaip sakau. Jisai netikėjo vien dėl to, kad labai didelė yra įtampa ir tarp plaukimų, nu, tiesiog tave laive supa, dar įtampa ir panašiai, bet man tas visiškai kažkaip įtampa, tai kaip tik geriausias man malonumas yra nueit pamiegoti. Nežinau, tiesiog nuo visko pabėgi, plus polisis ir kažkaip jo. Tai kiek laimėjai? 2 šitus kibirėlius Ben & Jerry's ledų. Ok, pradėjai pasakot apie platelius, apie varžybą Šveicarijoje. Apskritai, kaip tu atsidūrei plaukime? Kaip tu pradėjai plaukti? Vilniui pradėjai, taip? Jo, aš išmokau plaukti 5 metų. Labai man patiko vanduo ir kažkaip buvo jau gal 7 metai ir kažkaip pas mus klasėje buvo tokia, kad vos ne visi klasiokai mano lankė vis kažkokį būrelį. Tai vieni krepšinį, tai kiti šokiai, tai kiti ten į muzikos mokyklą eidavo ir aš tokia jaučiausi, kur nieko neveikiu. Tiesiog pamokų grįžus, ten namų darbai ten per valandą turbūt padarome ir aš neturėjau su kuom pabendrauti, ką veikti. Ir aš mamai sakau, tai mam gal į kažkokį būrelį užrašyk, sako, tai ko tu norėtum? Sakau, tai keramika kokią. Sako, tai tu nenorėtum eiti plaukti. Ir man taip kažkaip akys visas sužibėjo ir sakau, jo, aš žiauriai norėčiau, sako, plaukti. Bet kažkaip mama, vieną tokį, tas plaukimas, iš karto jai ta mintis, sako, tu iš karto taip vos, ne plaukimas. Sako, tai gal tu nori į krepšinį nueiti? Sakau, ne, aš noriu eiti plaukti. Tai paskambino ten treneriam, rado trenerę, kuri dar turėjo vietos, nes pradėjau lankyti aš kažkur lapkričio mėnesį. Tai rado vietą ir pradėjau plaukti. Kuriam baseine pradėjai lankyti? Ten dar buvo Skrobalo baseinas, dabar yra, man atrodo, įsikūrus Olimpinė pradžia. Tai tenais mano buvo patys pirmieji metai. Paskui, man atrodo, ties 3 klasė jau nebeliko to Skrobalo baseino, buvo tik tai Lazdynų baseinas tas senas, kuris man labai tokius sentimentus kelia.
labai. Toksai Kodėl? senas toksai, nežinau, Jo, gal, supelyjas, ten plytos krenta. nežinau, vat, kažkaip jaučiaus, kad ten vat, tiesiog mano namai, nežinau, kažkaip varžybos, gal ta atmosfera buvo, nes nežinau, kažkodėl. O dabar plauki Lazdynų baseine? Jo, esu buvus, bet aš daugiau treniruojuosi Fabioniškių baseine. Okay, ir ta prasme, tu pradėjai lankyti plaukimą, dalyvauti varžybose tikriausiai, taip kaip sekėsi varžybos? Aš visą laiką buvau tokia gal vidutiniokė, vaikystėje dar aš vaikystėje važiuodavau ten į respublikinės varžybos, bet kažkaip vidutinio lygio tokia vat ir buvau plaukime. Bet kai prasidėjo atviri vandenys, tai jau kažkaip ir prizinės vietos prasidėjo. Nežinau, mane gal labiau tas ir žavė atviras vanduo, kad tenais daugiau esi su gamta surištas, nes baseine tai viskas yra, tu viską matai, vanduo pakankamai šiltas, skaidru, šviesu, matai orientyrus, kur plaukti ir panašiai, o atviras vanduo labiausiai ir žavi, kad ten ir žolės, ir vanduo ne pats švariausias, ir nuo vėjo daug kas priklauso, nes jeigu vėjas didesnis, tai ir bangos būna, ir technika skiriasi, ir orientavimas yra tiesiog žavi labai. Bet aš esu kalbėjęs su keliais plaukikais, kurie bijo plaukti, tarkim, ežeruose, nes nemato dugno ir panašiai. O tu atvirkščiai sakai, kad tau kažkas tai ten tokio exciting, kaip sakoma. Jo, nežinau, gal mane labiausiai yra žavi, gal iš pat pradžių manęs tas nežavėjo, bet vat, kai prasidėjau nuo 18 metų, tai kažkaip, nežinau, gal ten reikia gal tam patirties kažkiek, nežinau. Bet tos žolės vyniojasi aplinkojas, rankas. Nežinau, smagu, faina. Okay. O tu dabar šneki apie tą romantiką, fainą buvimą su gamta, o apskritai, kaip tu sugalvojai plaukti atvirą vandenį? Ar čia vėl mama? Čia buvo kažkaip, kad vasarą mums plaukime baseinas užsidaro realiai, ten treniruočių nebebūna nuo birželio, nuo Liepos mėnesio. Ir kažkaip norėjosi, aš vis tiek ten tą vasarą leisdavau, ten pas močiutės ir panašiai. Ir kažkaip jau nebesinorėjo, nes močiutės jau sensta ir panašiai, tai nesinorėjo kažkaip būti joms kažkaip ant galvos užlipti ir panašiai. Tai, nežinau, mamai pasakiau, sakau, reikia man kažkur, nežinau, kažkokios veiklos. Tai mama ten ieškojo ir atrado ten tos vandenis atvirus, parodė. Ir aš tai žiūrėjau, visai fainai iš šono atrodo, bet kai pabandžiau tą pirmą kartą, tai nelabai patiko. Nelabai, kodėl? Vat kažkaip nebuvo tos patirties, kad ten orientuotis, ten iš vis aš prisimenu, pamačiau ten kelmą nukirstą ir man ten atrodo, kad iš vis žmogus yra. Ir aš ten... Skenduolis. Jo, ir aš pagalvojau, kad ten skenduolis kažkaip. Ir aš ten, man žiauri panika užkilo ir aš ten, man ten blogai labai buvo. Psichologiškai, jo. Okay. Orientuotis, o ką reikia orientuotis? Ta prasme, tu matai krantus, tu matai, iš kur išplaukai, ar ten... Sunkiai, kada matai, nes net kartais, jeigu didesnės bangos, tai tu ir bujų nelabai matai. Taip, kad, labiausiai, kas, žavė tose atviruose vandenyse, kad čia yra toksai psichologinis, 70% psichologinis pasiruošimas, 30% ten fiziniai. Tu šneki apie psichologiją dabar ir tau 20 metų, ta prasme, tu šneki apie psichologiją kaip, nežinau, patyrusi labai daug sportininkė. Ir kaip tu tvarkaisi su ta psichologija, ta prasme, ką tau tai reiškia, kaip tu nusiteiki varžybom ir tiem ilgiem nuotoliam, tam pačiam Lamanšui, kaip tu psichologiškai rengiais? Tai viskas prasidėjo 18 metais, kai tos praplaukiau 5 km Šveicarijoje. Ir padariau normatyvą į Kuršių marias. Kuršių marių maratonas buvo 10 km. Ir skambino organizatorius mano mamai ir pasakė, kad, jai 15, nors tenais buvo nuostatose, kad galima tik tais nuo 18 metų, bet sako, kadangi yra vietų, mes padarysim nuolaidą, jeigu jinai nori, tai
prašom, galit plaukti. Ir aš kažkaip pagalvojau, dar su mama pasikalbėjau, tai leido. Bet tėtis buvo labai prieš, beveik visa plaukimo bendruomenė sakė, neplauk. Net ta pati Birutė Statkevičienė sakė, tu dar per jauna, tau dar ne. Sakė, ten yra labai sunku ir panašiai. Bet kažkaip nelabai manęs ten atkalbėjo ir tiesiog labai didelis noras buvo išbandyti. Nežinau, atrodė tiesiog, aš labai daug žavėjausi vaikystėje žmonėmis, kurie turi labai daug valios, kurie turi drąsos ir norėjau pati tokia tapti. Tai man tiesiog buvo gal toksai, aš norėčiau tokiu būti ir man atrodo, kad tas plaukimas padarys mane tokią drąsią, atkaklę, nežinau, kad ten ir valios reikės, tai valinga būsiu kažkokia, bet kažkaip gavosi, kad už tais metais neperplaukiau to Kuršių marių. Ir man kas atsitiko tiesiog fiziškai? Psichologinis visiškai. Vėl psichologija? Jo, man buvo tas, kad man buvo 8 kilometras ir aš kažkaip atsilikau nuo grupelės, likau visiškai viena ir atsisuku į vieną krantą pusę, į kitą ir aš matau abu krantus. Orientyro visiškai nematau, tam prasme, nebežinau, kur plaukti. Valtis šalia manęs, jos nebuvo labai arti, ten gal koks 100 metrų, 200 metrų nuo manęs. Ir aš pradėjau tiesiog viskas, man atrodo, kad aš jau paralyžiuota, aš nebegaliu daugiau plaukti. Tiesiog aš jau man jau psichologinis gal tas ir jau nuovargis buvo atėjęs ir nežinau. Ir tiesiog pasiprašiau aš į valtį, grįžau aš į krantą ir viskas. Ir aš tada supratau, kad, buvo labai abydna, nes man pasakė, tada jau tau buvo likę, mama kažkaip priejo, sako, tau buvo likę tik tais 2 kilometrai. Ir aš tokia galvojau, 2 kilometrai, nėra daug, kai tu įvykiai jau 8. Bet tada aš pasakiau mamai, kad aš grįšiu po metų. Ir aš grįžau po metų ir tada tas Kuršių marias perplaukiau. Tai man buvo tas toksai gal psichologinis tas dalykas, kad jeigu tau vieną kartą nepasisekė, pabandyk antrą kartą ir nusiteik prieš visą laiką varžybas, kad lipti į valtį ir prašytis į krantą reikia tik tada, kai tau yra, nežinau, kad tu jau jauti, kad tau jau viskas, mirtis, tau, nežinau, ten kritinis atvejis kažkoks atsitiko. Bet tai kaip tu nusiteikinėjai, tu turi kažkokį tai ritualą, ar tu turi kažkokias mintis, ar nežinau, ar meditacijas, dar kažką tai? Užsibrėžiu pirmiausia tai tikslą. Kad aš, pirmiausia, man yra pasiekti krantą. Tarkim, jeigu tai yra varžybos, ten plaukti, ten irgi būna ten išsidėstyti ar kažkaip plaukti, bet mano vis tiek, jeigu tai yra Lamanšas ar kažkokie, kur reikia nuo vieno iki kito kranto kažką įveikti, tai pirmiausia, tai yra tikslo užsibrėžimas, o paskui, nežinau, tiesiog plaukti, kiek gali ir tiek. Tai ritualų kažkokiu tai neturi. Ne. Ir minčių irgi ten specifinių, kad darysiu dabar taip. Aš suprantu, kad reikia pasiekti tikslą, bet vis tiek kažkas yra taip, kai užplūsta kažkoks nerimas, galbūt, kad neįveiksiu, dar kažką, kaip tu su tuo tvarkais. Dabar prieš startus kažkaip net nebūna, kad aš ten neįveiksiu, negaliu, nepadarysiu, čia kam čia man reikia. Kažkaip labai viskas dabar aiškiai yra, kad, žinau, dėl ko aš tai darau. O dėl ko tu tai darai? Pirmiausia, man tai, nežinau, aš labai noriu išbandyti savo jėgas. Tai man pirmiausia, tai yra, kiek aš kaip žmogus galiu pavežti krūvį. Plius yra labai įdomu, pavyzdžiui, dabar yra, kaip ir perplaukėm mes tą Lamanšą, bet dar yra vienas šiaurės kanalas, tai man jisai dabar kažkaip kelia irgi tokį, palyginimui dabar jau norėtųsi, tai reikia išbandyti, kaip čia palyginti man, tiesiog dėl to plaukiu. Bet daug bendrauju su plaukikais, iš tikrųjų, jie sako, kad plaukimas reikalauja daugybės fizinių jėgų ir yra praktiškai skaudantis dalykas, tau skauda.
Tau patinka jausis tą skausmą? Jo, Okay. jo. Mano mėgstamiausia, jeigu, pavyzdžiui, per treniruotės, tai man labiausiai patinka plaukti, nežinau, 20 po 100, 10 po 100, 40 po 100. 40 po 100. Smagu, faina. Ok, apie psichologiją pasišnekėjom, bet akivaizdu, kad ilgiem nuotoliam reikia ypatingo, ko gero, fizinio pasirengimo. Kaip tu rengiesi, gali papasakoti? Fizinio? Kaip atrodo tavo, tarkim, treniruotės baseine? Pasidarau tempimo pratimus, nes plaukimas, jisai, jeigu tu profesionaliai kažkaip treniruojas, vis tiek gauna labai daug pečiai krūvio, tai pratampau pečius, pratampau kojas. Apšilimas dažniausiai pas mane sausumo vyksta, paskui šokau į vandenį, sidarau vandenį apšilimą, paskui jau treniruotė visą pasibaigia. Būna pirmadienį įsinu į pilatesą, pasidarau namuose. Pilates. Stiprinu kūno raumenis. Anksčiau būdavo, kad dirbdavau su kineziterapeute, tai padėjo daugiau iš tam ištvermiai, greičiui. O ten kažką salė, svarmenis, dar kažkas? Tai... Ne. Vien su savo kūnu dirbi? Jo. Okay. Kiek tau per metus tenka varžybų atviro vandens? Jeigu kažkur nesugalvoju nuvažiuoti į užsienį, tai kas yra Lietuvoje, ten Šveicarija, Mindaugo, Pilateliai. Šiais metais kažkaip nebuvo Utenos rajone tų varžybų, buvo tik tais Vilniaus maratonas, dar Kuršių marios, tai maždaug 7 kokios varžybos. Ir tom, ar tu turi kažkokius tai pasirengimo tom varžybom, specifinės datas, ar stovyklas daraisi, ar kaip tu rengiesi tom varžybom? Būna stovyklų, dabar kaip tik laukęs artimiausia stovykla sausio 26 vasario 2. Skrendu į Lazarotę. Į Kanarus? Čia Ispanija. Tai tenais prabūsim savaitę. Paskui ties vasarą, pas mus dabar darbas visas prasideda realiai nuo sausio iki birželio, pats didžiausias. O šiaip jo, ten kas savaitę vos nebeveik varžybos, tai plaukiam taip vidutiniškai iki 5 km per dieną. Varžybos, tarptautinės varžybos, ar daug pasitaiko tau tarptautinių varžybų? Keliuose esi dalyvavus? Sudalyvavus Oceanmane, tenais buvo tiek Turkijoje, tiek Ispanijoje. Tai yra kažkoks tai kaip testinis dalykas tas Oceanmanas? Čia yra panašiai kaip Ironmanas, tai tenais pats nuvažiuoji, pats moki už startinį mokestį, pats už viešbutį moki, realiai pats iš savo lėšų viską darai. Ir varžybos ten yra įvairiausių distancijų, mažiausiai yra 2 km atrodo, ir didžiausiai yra 10 km. Tai esu dalyvavus ir pasaulio čempionate Oceanmano, tai labai patiko Kretai. Kiek plaukiai? Plaukiau 5 km, aišku, dar tą dieną tenais buvo, kad audra Viduržemio jūrai prasidėjo, tai tenai trasą truputėlį pakeitė, bet buvo labai labai smagu. Sakai, dabar skrisi į Lanzarotę, plaukiai Viduržemio jūrai, ten yra šiltas vanduo. Lietuvoje treniruojantis tokią šiltą vandens vargiai tu rasi. Koks tau skirtumas yra, šiltas ar šaltas vanduo? Kaip kūnas reaguoja tau? Man labiausiai patinka šaltas vanduo. Šaltas? Jo. Nežinau. Patinka tas, kai dabar kažkaip būna, kad nuvažiuoju prie ežero, yra eketė išpjauta, tai įlendu. Smagu išlipus jausti tokį šilumos pliūpsnį labai stiprų.
Nežinau, labai tiesiog smagu. Tai važiuoji per žaliųjų. Jo. O kada jau šoksi plaukti žaliuosius į ežerą? Kai atitirps ledas. Ok, tai bus maždaug 5-6 laipsniai šilumos? Jo. Nežinau, praeitais metais aš kai pradėjau grūdintis, tai pas mane buvo 11 laipsnių šalčiausia temperatūra. Paskui tik tai šilo viskas. Ir kada baigi plaukti ežere Lietuvoje? Kokį mėnesį paprastai? Rugsėjo mėnesį. Ja. Aš pats dažnai vasarą rytais šoku ant dviračių, nuo pavasario iki rudens šoku ant dviračių ir važiuoju prie žaliųjų prasiplaukti. Ir matau ten kiekvieną rytą grupelę žmonių prisikabinusių įdomius oranžinius dalykus, su hidrokostiumais šokančius į vandenį ir plaukiančius ilgai. Tavęs neatsimenu, sorry. Bet supratau, kad egzistuoja tam tikra bendruomenė atviro vandens, kur labai smarkiai vienas kitą palaiko. Gali apie ją papasakoti šiek tiek? Kas per bendruomenę? Kas jūs sieja, kas jūs vienė, apie ką jūs šnekatės, kokius patarimus vienas kitam duoda? Bendruomenė yra susibūrus, tenais yra ir veteranų bendruomenė visa, kurie ten plaukia nuo pat mažens, kokių 40 metų, 30 metų, iš vandens visiškai neišlipa, tai plaukia jie tenais ir su šeimom, ir su vaikais, ir dar savo tėvus ten, jeigu dar turi, irgi į vandenį nusitempia kartu, tai nežinau. O kalbamės tai ir apie gyvenimą, ir pajuokaujam, ir vieni kitiem ir patarimus dalinam, jeigu tai yra labai mėgstu pasiklausyti tų žmonių patarimų, kurie jau davė ten daugiau negu aš patirties. Tai vienas jų ten buvo, kai jaunystėje dar jaunimo rinktiniai buvo, tai irgi įvairių patarimų duoda, kaip atviram vandenį, kokią techniką naudoti plaukimo ir panašiai. Kuo skiriasi technika atviram vandenį nuo plaukimo baseine? Realiai plaukime, tai tu tiesiog plauki, kvepinėjai, kas turbūt 3 kartus į šoną panašiai. O atviram vandenį tu iškeli galvą į priekį, nes tau reikia orientuotis. Tai labai apkraunami yra pečiai stipriai. Tai tam yra labai reikalingas kineziterapeutas, nes gali būti traumų tikimybė didesnė. Bet tu nesi patyrus traumų? Ne. Okay, koks procentas yra, tarkim, merginų, moterų ir vyrų plaukimo atvirame vandenyje? Merginų dar tikrai labai trūksta, jų nėra daug, o vaikinų yra. Bet nuo pasaulio ir vaikinų yra daugiau vyrų. 50-50 šiaip iš tikrųjų. Gal ir 50-50, bet jo. Nežinau, trūksta merginų labai. Tai čia Lietuvoje treniruočių draugės neturi? Varžybose sutinku su Kamilė Iljonskytė, dar ten su keliom merginom, kurios ten karts nuo karto ateina, bet šiaip labai trūksta merginų. Praėjusį kartą aš šnekėjome su LTU Aquatics asociacijos, kuri vienyje skirtingus vandens sportus, tokius kaip plaukimas, šuoliai į vandenį, dailusis plaukimas ir atviras vanduo su Saulium Binevičium. Ir kalbėjom apie tai, apie atviro vandens varžybas, kaip sudėtinga jas rengti. Ir ten Saulius minėjo tokį dalyką, kad vienas svarbiausių dalykų yra lydintis ekipažai, valtis ir irklentės ir trasos užžymėjimas. Ir visa tai daroma dėl plaukikų saugumo, realiai. Kiek saugi tu jautiesi plaukdama atvirame vandenyje ir ilgus nuotolius? Kiek turi pasitikėjimo savo jėgomis? 100% turbūt. Prasme, jokios baimės apskritai. Ir kai nuėjai į baseiną mokytis plaukti, tau vandens baimės nebuvo jokios. Tai aš 5 metų jau mokėjau plaukti. Tai neturiu baimės iš viso. Tai nelabai atsimeni, ta prasme, tau 5 metai, tai žmogus sunkiai atsimena, bet
tu su džiaugsmu į baseiną, aš taip supratau. Jo. Aš netgi prisimenu, jau buvau pramokos plaukti kažkiek. Ir vasarą nuvažiavau pas močiutę, mano senelis kiekvieną rytą eidavo maudytis, pasiimdavo vieną kartą buvo mane pasiėmęs. Ir jisai plaukė upę ir jisai į vieną krantą nuplaukė ir atgal. Ir vieną kartą aš paskui jį plaukt pradėjau ir jisai nuo to laiko grįžo tiesiog namo ir pasakė močiutei, kad viskas nuo šios dienos eisi su mumis kartu, nes Juneta truputėlį neklauso. O per kokią upę plaukiai? Jūra. Tarp Tauragės teka. Nu, tai esi perplaukusi ir jūra. Mhm. Ok, nejauti baimės vandenyje, kiek žinau, esi dirbusi ir tebedirbi gelbėtoja. Mhm. Kada pirmą kartą pradėjai dirbti gelbėtoja ir kur? Pradėjau dirbti 17 metų Palangos gelbėjimo tarnybai. Tai ten atidirbau vieną sezoną, labai patiko, grįžau antrą kartą, tenais atidirbau sezoną. Tai tavo mėgstamas serialas Baywatch? Ne. Ok, grįžtam šiek tiek prie gelbėtojo to dalyko. Kiek aš mačiau, visą laiką ten yra raumeningi vyrukai, stiprus, gana taip kietai atrodantis ir 17-metė mergina iš Vilniaus, Palangoje. Kaip tu jauteisi? Puikiai, labai patiko, gera komanda buvo. Nežinau, geros sąlygos buvo. Jūra šalia. Super. Mhm. Teko kažką gelbėti to asmeniškai? Ne, gelbėti man neteko, aš dirbdavau taip, kad man nereiktų gelbėti. Okay. Bet kursus kažkokius specialius teko praeiti, norint dirbti gelbėtojai? Ne. Nieko, tiesiog? Tiesiog. Nes aš kažkaip buvau pasakius, kad aš plaukiu. Mes, aišku, turėdavom ten treniruotės, bėgimus, ten nuo pagrindinės gelbėjimo stoties iki tilto ir atgal, ten bėgiodavom. Paskui vakarais eidavom, jeigu jūra tenais dar pakankamai įšilus ir nėra didelio pavojaus plaukti, tai ir turėdavom ir plaukimo tas treniruotės ir panašiai. Tai turėjom fizinio pasirengimo. Aš esu matęs, kad, pavyzdžiui, Danas Rapšys dalyvavo gelbėtojų varžybose Palangoje berods ar Neringoje, dabar neatsimenu. Esi dalyvavus ir tu panašiuose? Jo, aš dalyvavau ir kai pirmą kartą dirbau, patį pirmą sezoną. Ten atrodo antrą vietą laimėjau, ten kur 200 metrų bėgti reikia, 400 plaukti ir vėl 200 bėgti. Ir antrą sezoną, kai dirbau, tai trečią vietą paėmiau. Tai daugybė vyrukų aplinkiai. Ten tarp merginų, man atrodo. Okay. Atskiras jo grupės. Supratau. Dabar dirbi, kiek žinau, Višy vandens pramogų parke. Jo. Kiek ten to gelbėtojo darbo? Ten daugiau priklauso, tu turi daug stebėti, nes daug žmonių būna, daug paliktų vaikų be priežiūros. Čia yra klasika tiek dirbant prie jūros, tiek baseine, bet kur. Kažkaip labai atmestinai yra žiūrima į šitą, kažkaip, nežinau, suaugę, kurie turi savo atžalas, kažkaip palieka ten, kur didžiausias pavojus. Tai čia nelabai man tas ir pikta, ir nelabai suprantama, kodėl taip elgiasi žmonės. Ok. Palieka suaugę savo vaikus prie pavojaus. Tas pats Saulius Binevičius minėjo, kad kažkuriame savo interviu, kad vandens keliamas pavojus prilygsta ugnies keliamam pavojui. Kiek tame yra teisybės? 100% teisybė. Yra tikrai ne vienas atvejis, kada jūrai, pavyzdžiui, kur yra iškelta raudona vėliava, moteris ten koposi kažkur guli, jos mažametis vaikas išėjo tenais prie jūros pabraidžioti ar smėlio pilį pastatyti ir tiesiog, neberado viskas. Nebėra jo. Dingo be žinios, pavyzdžiui.
Tai tokių atvejų yra daug. Ir dažniausiai vaikai ir skęsta tada, kai jie yra palikti be priežiūros tėvų. Asociacija LTU Aquatics turi savo programą, kurioje apmokami antrokai plaukti. Kiek svarbi tavo nuomonė asmeniškai yra tokia programa, kad jau antrokai išmoktų plaukti ir jaustųsi saugus prie vandens? Labai svarbi, bet mano nuomonė daugiau norėtųsi, kad tas būtų nuo 6 metų. Anksčiau dar. Jo. Ir tas tęstųsi, nežinau, bent iki 5 klasės. Kad tikrai, nežinau, galbūt net nelabai gal ir užtenka tiem vien antrokam, tu ten metų laiko, kad gerai išmoktum plaukti, nežinau. Tavo nuomonė, kas yra gerai išmokti plaukti? Ką reikia, kada jau gali pasakyti, kad tu gerai moki plaukti? Nuplaukti be sustojimo kokius 400 metrų. O tada yra žmogus, kur moku plaukti. Daugelis, mane patį, tarkim, mokė plaukti mano tėtis. Ir daugelis tėvų taip pat moka savo atžalus plaukti. Ar tai yra gerai, ar vis dėlto yra geriau, kai tave apmoka profesionalas ir kuo tai skiriasi? Be abejo, manau, kad profesionalas, nes jis išmoko, kaip taisyklingai kvėpuoti, kaip laikytis taisyklingai ant vandens. O tėvai tai dažniausiai išmoko nardyti. Aš kažkaip pastebiu, kad vaikai daugiau nardo. Tiek baseine, tiek jūrose, nežinau. O tai blogai nardyti yra? Nardyti nėra blogai, bet jeigu mes kalbam apie mokėjimą plaukti, tai nardymas, nelabai. Daugelis vaikų, skirtingai tikriausiai nuo tavęs, kai tu buvai vaikas, jaučia vandens baimę, tiesiog bijo vandens. Kaip ją įveikti? Nežinau, aš kai net nesu susidūrus to, man pačiai kažkaip keista, kai žmonės bijo vandens. Bet kaip nugalėti, tai manau, geriausiai patartų profesionalūs treneriai. Gerai, tradicinis klausimas dabar, tu dirbi, tu treniruojasi, tu važiuosi į stovyklą ir artimiausias tavo varžybos ir apskritai tavo planai ir galbūt svajonės. Tai dabar kam labiausiai ruošiuosi, tai 2025 metam solo plaukimui per Lamanšą. Nes tai yra mano sena svajonė, dar sakau, nuo kokių 14 metų, gal labiau 15. Ir dabar kažkaip artimiausios varžybos planuoju, labai šiaip norėčiau perplaukti Asvejos ežerą. Išilgai? Jo, ten yra 22 kilometrai. 2 kilometrai. Tai čia didžiausias mano noras. O daugiau tai, man atrodo, Lietuvoje prasideda ten su Šveicarijos maratonu, Joninių maratonas vadinasi. Tai tenais dažniausiai visai ir prasidėdavo plaukimo sezonas. Galbūt dar išvažiuosiu į užsienį, Oceanmenę Italijai. Čia būtų gegužės gale. Aš tau duosiu dar vieną mintį. Gerai. Šįmet Lietuvos plaukimas švenčia 100 metų. Per Jonines planuojamas atkartoti istorinis plaukimas. Tai nebus labai ilga distancija, bus tarp vieno tilto per Nemuną iki kito. Ar norėtum sudalyvauti? Jo, labai. Tai gerai, sutarėm, pakviesim tave. Gerai. O šiandien dėkoju tau, Janeta, su mumis buvo Janeta Krylovaitė, atviro vandens plaukikė, Lamanšo nugalėtoja, tikėsimės ir solo Lamanšo nugalėtoja busimoji. Dėkui, kad žiūrėjot, dėkui tau, Janeta. Ačiū labai, kad pakvietėt. Iki. Iki.